Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Pristatysiu Jums informaciją, ką turite žinoti sudarę mokestinės paskolos sutartį. Sudarę mokestinės paskolos sutartį turite mokėti ne tik įmokas pagal patvirtintą sutarties grafiką, bet ir palūkanas. Įmokos, palūkanos, padidintos palūkanos ir palūkanų delspinigiai mokami įmokos kodu 8250 į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų. Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą skaičiuojamos, jeigu mokestinės paskolos sutartis sudaryta mokestinė priemokai. Palūkanos skaičiuojamos nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną naudojimosi mokestinę paskolą dieną. Laiku nesumokėjus įmokos pagal sudarytą mokėjimo grafiką, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojamos padidintos palūkanos. Už laiku nesumokėtas palūkanos skaičiuojami palūkanų delspinigiai. Palūkanos, padidintos palūkanos bei palūkanų delspinigiai neskaičiuojami, jeigu mokestinės paskolos sutartis sudaryta administraciniai baudai. Palūkanų bei delspinigių dydžius ketvirčiui nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras. Pasitikrinti informaciją apie mokestinės paskolos sutartį ir mėnesio įmokos sumą galite mano VMI pradžios lange pasirinkę mokestinės paskolos sutartis ir dar kartą mokestinės paskolos sutartis. Tuomet atsivėrusiame lange matysite informaciją apie mėnesio įmokos sumą, palūkanų sumą, kurias įskaitant ir padidintų palūkanų bei palūkanų delspinigių sumas, jeigu jos bus apskaičiuotos, galėsite sumokėti paspaudę mygtuką Mokėti. Peržiūrėti įmokų mokėjimo grafiką galite paspaudę Peržiūrėti sutarties dokumentus. Paspaudę ant sutarties numerio, tuomet Peržiūrėti sutartį. Skiltyje Grafikas galite peržiūrėti įmokų mokėjimo grafiką. Jeigu norite atsisiųsti mokestinės paskolos sutartį, tokiu atveju turite pasirinkti Dokumentai, Dokumentų paieška, Gauti, FR 0284 mokestinės paskolos sutartis. Informaciją apie likusią neapmokėtą mokestinės paskolos sutarties sumą pasitikrinti galite pradžios lange paspaudę Mokesčiai ir baudos, apskaitos duomenys, skirtuke Prievolės delspinigiai, eilutėje MPS MPS, o eilutėje MPS MP kiekvieną dieną skaičiuojama palūkanų suma. Kadangi palūkanų dydis kintamas, palūkanų sumos sutartyje nenurodomos, todėl kas ketvirtį siunčiame informacinio pobūdžio pranešimus apie mokėtinas palūkanas. Pranešimą galite rasti mano VMI pradžios lange, paspaudę Dokumentai, Dokumentų paieška, Gauti. Atsivėrę pranešimą ir paspaudę Parsisiųsti dokumento failą. Pateikta informacija parengta vadovaujantis nurodytais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais.